Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė. Labadiena, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Silvija Zujūtė, ir kviečiu klausytis jau antrojo Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidės Antraktas epizodo. Pradėsiu gal ne nuo temos, gal kiek kitaip, o nuo svečių, kurie šiandien yra šalia mane studijoje. Tai va, matau kolegą, aktorių Martyną Berulį ir jauną mokslininkę Vilniaus universiteto psichologijos instituto doktorantę Miglę Marcinkevičiūtę. Sveiki. Sveiki. Labas. Va, tokia kompanija, jinai reikalauja gal šiokio tokio paaiškinimo ir motyvacijos, ar ne? Tai žinoma, susirinkom nebereikalą. Štai va, Martynas vasario pradžioje, pirmomis vasario dienomis, sukūrė vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro premjeroje Sūnus, tai režisieriaus Igno Jonyno darbas. Plačiai kūrinio dabar nekomentuosiu, tiesiog norėčiau duoti šiek tiek konteksto klausytojams, kurie galbūt dar nematė spektaklio. Tai režisieriaus Igno Jonyno premjera yra pagal to paties pavadinimo prancūzų dramaturgo Floriano Zellerio pjesė. Ir jos centre tokia labai sudėtinga psichologinė drama, šeimos situacija. Paauglys Nikola, galima būtų sakyti, galbūt dėl tėvų skyrybų, bet nedrįsčiau taip sakyti, kadangi kaip tik atrodo esmė tame, kad nežinia dėl kokių priežasčių jaučia begalinį skausmą. Tos priežastys tarsi yra neįvardyjamos ir paauglys nuolat juda tokio labai fatališko sprendimo link, nori palikti šį pasaulį. Paauglio drama tampa visos šeimos drama ir tėvų, ypač tėvo figūra, aišku, irgi yra svarbi. Bet šiandien kviesiu kalbėtis ne apie patį kūrinį, nekviesiu analizuoti teksto ar scenos kūrinio, jį kviesiu pažiūrėti žiūrovus, bet čia susirinkom pašnekėti apie kitą įdomų aspektą, kurį, man atrodo, iškėlė pats režisierius, duodamas interviu spektaklio programėlį. Jo paklausėme, kokia yra teatro misija. Ir režisierius Ignas Jonynas atsakė, kad jo nuomonė, ko gero, šiais laikais tai yra psichoterapija. Režisierius sakė, kad nors menas ir turi būti intelektualus ir taip toliau, visgi teatro misija yra žmogui įjungti šviesą koridoriaus gale. Jeigu ne tunelio gale, tai koridoriaus gale. Tai šiandien ir mėginsim pasikalbėti, ar teatras gali turėti tą psichoterapijos misiją, kiek tai yra įmanoma, ar tai nėra pernelyg optimistiško, gal kaip nors kitaip. Dėl to, žinoma, pasikvietėme ir balsą iš šono, reikia ne vien teatro žmonių šiam pokalbiui. Tai gal ir pradėsiu nuo Miglės. Miglė, kaip manai, ar sutiktum su tokia mintim? Štai meno misija, psichoterapija. Ar tai realu apskritai? Labai geras, kad tu paminėjai šitą, labai įdomu, nes aš skaičiau šitą mintį ir galvojau, nežinau, ar sutikčiau iš tikrųjų. Būtų visai įdomu su juo pačiu padiskutuoti, nes terapija vis dėlto yra toks labai individualizuotas procesas. Žodžiu, kai mes apie jį kalbam, galvojam, jis yra skirtas konkrečiam žmogui, konkrečioje situacijoje. Ir panašiai. Kita vertus, aš manau, ką Jonynas turėjo omenyje, tikriausiai tą gydantį poveikį kažkokį, ar ne, ko bendruomeniai, bet kokiu atveju šiuo metu, tikriausiai ne tik šiuo, trūksta. Nes, ką mes matom, tas mokslas mūsų dabartinis jis rodo, kad vis dėlto mūsų bendruomenė yra kenčianti labai labai daug ir sunkiai. Tai va, tai ta prasme, kad jis neša kažkokį krislelį ir šviesą pokyčiui, kažkokį impulsą, tai net abejonės nėra. Menas turi tą daryti ir teatras irgi tą daro, aš manau. Su tuo negalėčiau ginčytis.
Martynai, o iš tavo perspektyvos, ar apskritai sutiktum su tokia mintim, nes man atrodo šiaip teatre dabar galima net neliesti Igno Jonyno kūrinio klausimą, labai dažnas tas toks nusiteikimas, kad kūriniais kažkaip gelbėjame visuomenę ir tai netaip gana deklaratyviai dažnai teigiama. Čia turime psichoterapijos tą kažkokią misiją. Ar sutinki, ar pats tiki tuo, kad aš tai veikia? Aš sutinku ir su Miglės mintim ir sutinku su tuo, kad teatras gali būti terapija. Man atrodo, man kažkaip tiesiog grinai iš profesinės pusės, aš kiek atrodo esu su to susidūręs, tai kad teatre visą laiką apskritai yra kalbama apie skausmą. Ir kažkaip bendrai šiaip teatras, ir gal apskritai menas, yra gal asocijuojamas su to tokiu tipo galimybę palengvinti tą bent jau kažkokį tai egzistencinį nerimą. Kur, nežinau, gal čia, aš kažkaip galvojau, gal čia reikia išskirti pačiai pradžią apskritai, kad nuo ko teatras gali gydyti. Tai jo, tas psichoterapija, kuri būna individuali, tai jo, jį tikriausiai teatre, vyksta retai, nes tu turi įsigilinti žmogaus, labai asmeninės problemas ir individualų gyvenimą. Ir apskritai teatras negali taikytis jo prie kiekvieno žmogaus individualių poreikių, bet tas, yra kažkoks, nerimas kylantis ne iš susidūrimo su kitu žmogum, bet tiesiog iš to, kad tu esi žmogus pats. Atrodo, niekas nėra kaltas dėl to, kad tu esi žmogus, bet savaime tai tau kelia nerimo, nes tu žinai, kad tu mirsi. Ir, tu jau kažkaip su tom egzistencinė mintim, tai, menas ir šiaip teatras tikriausiai, yra sėtinas, kad tai nuo to gydo. Bet, jo, aš čia irgi turiu sutikti su tuo, kad tai ne visada vyksta ir tam turi būti sąlygos labai specifinės ir net pats geriausias ten meno kūrinys vis tiek palieka abejingų žmonių, ir kad tai nėra pagrindinė teatro misija, galbūt yra sveikintina, kai kurie tai savo kelia, bet kad, tu turi vis tiek pradžioj išsikelti kažkokius primityvesnius tikslus, man atrodo. Aha, o jeigu apsuktume šitą modelį, dabar kalbėjome, kad štai teatras galbūt gali gydyti žiūrovą, bet dar yra paties kūrėjo klausimas. Aš dabar prisimenu mūsų pirmą Antrakto epizodą ir ten režisierius Gintaras Varnas, kalbėdamas apie savo premjerą Ūbas caras, sakė, kad iš dalies, kai prasidėjo karas po 22 vasario 24-osios, jis tarsi negalėjo nieko kito kurti. Ir tada tas kūrinys, kuris gimė toks išjuokiantis, ta visų pirma, iš esmės galima atvirai sakyti, Putino tironija buvo ir vakarus tuo pačiu, ir tą kažkokią, ir tą visą negalėjimą kažkaip elgtis normaliai šioje situacijoje. Buvo dar ir iš to, kad jis sako, aš negalėjau nieko kito kurti, man tai buvo pačiam kaip psichoterapija. O kaip žiūrime ir ypač, gal pirmą tavęs, Martynai, ir klausiu į tą kūrėjo norą, kuriant kokį nors kūrinį, šiaip išgyventi ir savo kažkokią asmeninę emociją, nelaimę, gydytis pačiam. Ar tau tai būna? Ar tu pats gydaisi savo veiklą? Man atrodo, irgi tai gal labiau yra toks šalutinis produktas, ar tai virš uždavinis, kad tai yra sveikintina ir tai yra geras dalykas, jeigu kūryboje žmogus tą atranda, bet tu negali ateiti su tokiu tikslu kurti tam, kad tau pačiam nuo to pagerėtų. Tu vis tiek kuri produktą teatrui, kuri produktą žiūrovai, tu turi galvoti apie kitus dalykus, ne apie savo kažkokį tai, nežinau. Nes nevardant savęs tu kuri kitiem žmonėm. Taip. O
jeigu tada paprašyčiau konkrečiai sūnaus atveju pakomentuoti tavo paties būseną, ką išgyvenai, kurdamas tokį vaidmenį? Ar tai yra kuo nors kitaip, nes esi labai arti mirties pačiame spektaklyje? Aš išgyvenau gal tokį kažkokį tai reiškinį, kai žinai, kad tu turi vaizduoti aiškia kažkokią tai diagnozę, tu supranti, kad kažkoks yra medicininis tos diagnozės elgesio modelis. Ir aš kažkaip turėjau labai didelę baimę, kad Dieve, jeigu čia bus netikslu, tai tada, čia bus, nežinau, daug žmonių gali pasijusti, atstumti ir čia turi būt labai labai tikslu. Bet aš kažkaip paskaičiau knygą Savižudžio sąmonė apie savižudžius ir kažkokį tokį susidariau įspūdį, kad tai turi labai daug išraiškos būdų ir kad galų gale tu vis tiek turi atrasti savo kažkokią tai tą išraišką. Bet tai nėra niekaip susiję, nežinau, man atrodo, su manim ar tai mano kažkokiais tai ten išgyvenimais. Aš nesergu depresiją ir aš nenoriu nusižudyti. Aš tyriu, kaip elgiasi žmonės, kurie gyvena tokį gyvenimą. Bet aš tai niekaip aš nesergu tą ligą, tai aš nuo to nepagyju. Migle, Martynas užsiminė, kad jam labai buvo svarbu, ar pavyks įtikinamai parodyti, kaip atrodo, ar pavyko. Pavyko, aš manau, kad man, pavyzdžiui, žinančiai tą teoriją, tos žinutės buvo tikrai aiškios. Aš jas sekiau ir mačiau. Ir įvyko istorija. Ir Martynas užsiminė apie tuos įvairius modelius. Pati domiesi ir dar prieš pat pokalbį kalbėjome šiek tiek apie tavo disertacijos temą. Nėra toks vienaplanis ir vienareikšmis tas jausmas, kuris apima į savižudybę linkstančių žmonės. Ar galėtum pakomentuoti šitą, gal galėtum išskleisti tą mechanizmų įvairovę, bent kažkiek, kiek tai įmanoma, aišku. Galiu pabandyti. Tas yra labai įdomu dėl to, kad esmė tame, kad savižudybė kaip simbolis kūryboje, jis yra naudojamas be galo dažnai. Jeigu taip pasižiūrėt šiek tiek daugiau autorinio kino, tai yra maždaug kas trečias filmas, kuriame atsiranda toks žmogus susidurantis su to krize, tai to yra labai daug. Ir jie dažniausiai, tie simboliai, naratyvai, jie tokie remiasi gan stipriai teorijomis. Ką aš, pavyzdžiui, teoriniais modeliais, suicidiniais teoriniais modeliais įvairių autorių, mokslininkų, kurie surinka patirtis, kurie suredukuoja realybę į tam tikrą kažkokią ekstraktą, tai iš esmės reiškia, kad tai jau yra supaprastinta, su kuo aš susiduriu labai daug realiame gyvenime ir kalbėdamas su žmonėm, kurie bandė nusižudyti, kurie tą savo gyvenimą gyveno, tokį, kokį jie gyveno ir judėjo link tos minties, kas tikrai matosi, kad tos istorijos yra be galo skirtingos, neįtikėtinai skirtingos. Ir lyginti juos vienus su kitais, tiesą pasakius, darosi kuo toliau, tuo sunkiau. Net kartais atrodo, kad nesąžininga yra sudėti juos į vieną modelį, nes istorijų yra be galo kontroversiškų, prieštaraujančių pačiom savo, tai tas esmė tame, kad šiaip, man atrodo, gal galvoju, kai gyvena žmogus savo gyvenimą, kuris nėra būtinai susidūręs tiek daug su savižudybe, ir kažkurio metu susiduria, tai visi tie žmonės, kurie yra suicidiniai kriziai, jie dažniausiai yra vienoj kategorijoj. Kaip toks kažkoks svetimas, gan tolimas dalykas. Tai yra tie žmonės, kurie bandė nusižudyti, bet arba nusižudė, arba turėjo minčių, ne visai svarbu. Bet tai yra labai labai įvairios istorijos.
ir netgi taip plačiau papasakot, kas ten vyksta, kiekvienu atveju labai labai skirtingai. Bet ką aš tikrai galiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie pradeda galvoti apie savižudybę, jie siaubingai kenčia. Žiauriai kenčia. Tikriausiai tiek. Dar galim tada truputį grįžti į spektaklį. Ar galėtum paanalizuoti tą atvejį, kurį ten matome? Žinoma, kad spektaklis yra fikcija. Aš manau, svarbu tikrai atskirti, kad gyvenimas yra gyvenimas, teatras yra teatras ir tikrai gal nereikia, kad jie visada susikirstų. Bet kokią kančią matei spektaklėje, kurį žiūrėjai? Esmė tame, kad tų šaknų tokių, kaip ir ten priežasčių, daug nebuvo labai nurodyta, bet kas tikrai matėsi, kad tas žmogus buvo nematomas ir negirdimas. Žodžiu, kiekvieną kartą, kai jis... Nes jis nebandė, čia turėsiu dar apie tave kalbėti, žodžiu, stengiais jis. Personažas, okei. Personažas, jis siekia pagalbos iš tikrųjų. Buvo labai labai daug situacijų, kai jis kreipėsi į tėvą, žodžiu, kai jis kreipėsi į pamotę, kai jis bandė pasikalbėti apie tai, kas jam kelia kančią, ar ne? Pavyzdžiui, tai, kad, tėvas išdavė motiną tikriausiai ir sukūrė kitą šeimą palikęs. Tai yra skausminga vaikui be galo. Jis bandė kalbėti su tėčiu, bet tėčiui daug svarbiau buvo tikėti šviesa, kažkokia ateitim, negu susidurti su dabartim, su kažkokia problema ir ją, žodžiu, spręsti ir pasakyti, žinai, gyvenimas iš tikrųjų yra sunkus, neteisingas ir, taip, tas gali skaudėti. Netgi turi kai kuriais atvejais skaudėti. Būtų liūdna, jeigu neskaudėtų kartais. Tai aš manau, kad tiesiog tai buvo žmogus, kuris niekam buvo nereikalingas, ko gero. Ir nematomas. Kiekvieną kartą, kai jis bandė surasti vietą šitam gyvenime, jis buvo nematomas ir tada kyla automatinė mintis trauktis iš gyvenimo tokiais atvejais. Nes jis yra nereikalingas. Martynai, gal norėtum reaguoti į tą kančios atspalvį? Ar taip ir tu jauti? Man atrodo, čia viską labai pasakė, taip kaip jį matė, man atrodo, taip teisinga matyti. Nežinau, man labai kažkaip patiko ta mintis, kad tas patvirtinimas, kad tų elgesio modelių yra įvairių. Ir man gal labiau net norisi reaguoti į tai, kad kažkaip norisi nutolt nuo to gal mūsų šito spektaklio, šitos pjesės, bet keliauti į tai, kad teatro terapija ir slypi tame, kad teatre vyksta žmogiškų patirčių pasidalinimas. Ir jeigu teatras visada kalba apie skausmą, tai kiekvienam spektaklį tas skausmas yra vis kitoks. Ir tai tame perdodama kažkokia unikali patirtis ir norint, nežinau, suvokti tokį reiškinį kaip savižudybės ir, tarkim, gyti nuo kažkokių dalykų, tu turi gilintis į kitų žmonių istorijas. Kaip pavyzdžiui, kaip veikia grupinė psichoterapija, aš įsivaizduoju, kur žmonės vieni su kitais dalinasi savo skauduliais ir reaguoja ir patys reflektuoja savo gyvenimą tų kitų istorijų kontekste. Tai, man atrodo, čia irgi yra teatro ta terapinė pusė, kuri gali gerai veikti. Čia tik tai mums kaip kuriems yra svarbu ieškoti tų istorijų, kurios yra vertingos ir ieškoti jų kažkokios tokios tiesos, žmogiškos. Aha, prie tiesos ieškojimo ir šiaip man atėjo tokia mintis, aišku, nenori, kai stebi tokią situaciją arba žiūrint, kad ir spektaklį,
truputį pradedame ieškoti kaltų ir apskritai, kai sprendžiame kokią nors problemą, visada esame linkę ieškoti kaltų, net nežinia, ar be to išeitų apsieiti. Dabar irgi galim vėl tolti nuo spektaklio, jei norime, kaip yra su savižudybė situacija ir kaltų ieškojimu. Galų gale to kaltojo vietą tikriausiai visada kas nors užima. Kaip tam žmogui gyventi. Čia jau labiau tada į tėvo figūrą galima būtų gręžtis, jeigu kalbam apie spektaklį, o jei ne apie jį, tai jau tada į ką tik norim. Čia, žinai, aš galvoju, net mūsų protas jau taip subalansuotas, kad mums labai reikia paaiškinimo visą laiką. Ir kai žmogus atsiduria tokioje krizėje, mums kyla klausimas, tai kaip jis čia taip? Žodžiu, kas čia taip? Kaip čia taip nutiko? Žodžiu, kas čia buvo? Ir vieno kažkokio argumento paprastai užtenka. Ten, nežinau, užsiskyrė su mergina. Ne? Pavyzdžiui. Bet taip nebūna, kad vienas kažkoks aspektas priveda. Jis veikia labiau kaip triggeris, žodžiu, kuris primena visus gyvenimo skausmus. Būtent toje situacijoje susijungia didžiausia žaizda žmogaus gyvenimo su ta situacija ir užplūsta labai labai daug tokių skaudžių emocijų išgyvenimų. Tai labai to norisi ir atsiranda spaudimas ieškoti kažkokio vieno aspekto, kuris paskatino sutinės mintis arba savižudybę, bet taip nėra. Tai čia žodžiu vienas aspektas. Kitas aspektas yra, kad artimieji labai dažnai save kaltina, kad jie kažką pražiūrėjo. Tai yra labai labai dažna patirtis artimųjų rate. Žodžiu, jie kažkaip, žiūrint atgal, yra labai lengva pastebėti, žinot, tos momentus, kažkokius signalus, kurie galėjo priversti mane susimastyti, kad gal tas žmogus yra krizėje šiuo metu. Bet reikia atskirti stipriai tą perspektyvą žiūrėjimo atgal, nes nelabai lengva. Ir tą gyvenimą dabar. Kartais dabar tu negali pastebėti, kad žmogus yra krizėje, nes tiesiog neturi įgūdžio, neturi radaro, nežinau, nes ir neieškai žmonių, kurie galvoja apie savižudybę ir neskiria jiem gal tiek daug dėmesio. Tai va, tai čia toks, ieškoti atleidimo savo reikėtų ir neprisimti atsakomybės, man atrodo, svarbu, bet tai yra dažna. Va. Ne iki galo, man atrodo, atsakiau už tą klausimą. Dar paklausk, ką nors. Nežinau, gal nebūtinai ne iki galo, man gal šiaip įdomu tai, kad aš kažkaip, irgi jeigu kalbam apie konkretų Igno Jonyno spektaklį, aš kažkaip labai, labai tikrai gilinausi ir į tą tėvo figūrą. Ir man jis ten irgi yra didelė auka, kuri padarė klaidų. Ir aš tiesiog labai pradėjau galvoti, kad ir nežinau, net gal turim tendenciją dabar kažkaip ir labai gerai, kad kreipiame daug dėmesio į emocinę sveikatą. Ir čia net nekalbu vien apie vaikų ar tėvų santykius. Bet tik tiesiog atrodo, kad labai labai stengiamės visiems pabrėžti, kad būk atidus, visada būk jautrus, visada pagalvok apie kito emocinę situaciją ar dar ką nors. Pastebėk visus ženklus. Yra gal netoks, nežinau, iš didelio rūpesčio, kad problemos spręstųsi, atsiranda toks net gal iš ankstinis kaltinimas ir tam tikras atsakomybių perkelimas kartais kitiems žmonėms. Tai man sukėlė ir šią mintį spektaklis, ne dėl to, kad nematau tėvo figūroje problemų, bet dėl to, kad man irgi kažkaip kyla tam tikras gailestis jam taip pat. Tai nežinau, gal abu į šį aspektą norėtumėt reaguoti. Bet aš galiu pabandyti sureaguoti tik taip, kad aš bent jau ir spektaklio, tai yra tėtis, kuris neturi įgūdžių pastebėti. Jis tiesiog negali. Ir tikėtis iš žmogaus, kuris galbūt ir savęs tiek nemato, kuris neturi instrumentų rūpintis savo vaiko emocinę gerovę. Galima ant to pykti, bet nežinau, kas iš to, ko gero. Ja, aš irgi gal kažkaip, nežinau, jeigu sureaguoti į tą, kad tos kaltės jį kažkaip išsidalina vis tiek ant daug dalykų. Ir tai kaltas kažkiek yra tėvas, bet
tuo pačiu tą sprendimą priima tai tas vaikas. Ir tai yra jo visiškai, savarankiškas sprendimas, kuris galbūt buvo atliktas tokioj labai, susiaurėjusioj sąmonės būsenai, bet tai vis dėlto jo pasirinkimas. Ir tada galima ieškoti dar kitų dalykų. Ir man, pavyzdžiui, buvo įdomu perskaityti, kad toje knygoje, kad būna tiesiog savižudybių, kurių, tu negali išvengti. Kas kažkaip, kad chemiškai žmogui įvyksta kažkoks disbalansas ir tiesiog, gali būti nieks nekaltas. Ir kad, tu negali visų žmonių irgi, negali kiekvienos savižudybės išvengti. Tai man ta pasirodė įdomi mintis dėl tos kaltės. Bet kad ta kaltė vis tiek nuslypi ir kitose žmonėse visada, dažniausiai. Tai čia toks, labai kiekvieną atvejį, man atrodo, reikia jau taip analizuoti ir tada čia aiškintis. Situacija. Jo. Dar truputį iš kitos operos turiu klausimą, kad spėtumėme apimti daugiau. Ir gal irgi, sakėt, norėtumėt vienas apie kitą sužinoti, abu atėjote į tinklalaidą ir norite išmokti vienas iš kito ką nors. Tai iš tiesų, o kaip dabar galim ir tolti nuo visų suicidinių kontekstų, bet šiaip gal galėtų Martynai truputį išskleisti aktoriaus psichologinę būseną, yra tam tikras ar susidvejinimas ar ne, aš manau, klausytojams galėtų būti įdomu, štai čia tokį vaidmenį sukurti yra viena, visiškai išgyventi tokią suicidinę būseną, bet ir kitas būsenas išgyventi yra galbūt nemažiau ypatinga, kelia iššūkių ir taip toliau. Ar tu galėtum, jeigu nori, gali atsiremti į šitą spektaklį, jeigu nori į kokį nors kitą, gal net ir kažkiek tam terapiniam kontekste apžvelgti aktoriaus būseną? Ar visada sveikatos daug? Psichologinės ir visokios kitokios? Aktoriui pačiam? Taip. Nežinau, man atrodo, būna įvairių aktorių. Aš kažkaip pats asmeniškai tai, atsigaunu nuo spektaklių ir nuo susitikimų su žiūrovais, kaip po kažkokio gero darbo. Nežinau, kažkaip tikrai jaučiuosi, tai mane pakrauna. Ir aš gal gaunu daug. Ir aš scenai, kaip aktorius, aš jaučiu, pavyzdžiui, tarkim, man asmeniškai jaučiu tokią terapiją scenoje, kad aš galiu išleisti emocijas savo, kurios man yra susikaupusios, tarkim. Jos tiesiog, tai nėra galbūt, aš scenai nesprendžiu savo gyvenimo problemų, aš ten nesiaiškinu santykių, bet tiesiog, išleidžiu man susikaupusius dalykus, tarkim, ir tada man yra kažkaip, lengviau toliau gyventi. Tai gal toks dalykas. Nežinau, bet jo, man atrodo, aktorius turi mokėti, aktorius, likti sveikas nuo vaidmenų. Jis neturi ten įkristi depresiją ar tai suicidinės realias mintis, kad tai suvaidinti. Miglė, kokių tau minčių kyla ir yra kilę šio klausimu, aktorius, tas atrodyti arba būti? Man, tas, kurį tu ir užduodi, man apskritai labai įdomu, kaip aktorius pasineria ar eina šalia, koks yra tas mind state, kiek susitapatina, kiek nesusitapatina, žodžiu, ir kokie instrumentai yra galbūt neprisimti tų emocijų savo, kurias tu turi savo sukelti. Aha, jo. Čia šiaip geras yra, man atrodo, klausimas, nes tikrai būna tokių aktorių, kurie, pavyzdžiui, sako, kad, jie negalėtų ten kokį nors, nežinau, savižudžio vaidinti, nes jiem būtų šakės.
Tai man atrodo, nu, vat, tų žmonių psichologijų irgi būna įvairių, nu, kurie gali nuo to atsitolinti ir kurie taip tai įkrenta, kad jiems nuo ilgo buvimo repeticijų metu toj būsenai, nu, jie persineša. Tai čia, nu, sakau, būna tikriausiai visokių tų įrankių ir apskritai įrankių, kuriais dirba aktorius, norėdamas tapatinti su to personažu. Nu, vieni kartoja ten kokį nors ten vieną žodį savo galvoj, kiti ten bando visą laiką laikyti dėmesį, pavyzdžiui, savo alkūniai. Ir jiems per tai kažkaip atsidaro dalykai. Nu, dabar asmenų tų įrankių yra milijonas, man atrodo. Ir čia gal daugiau klausimas, kaip, nu, kokie va tie įrankiai, kaip tu išeini iš to. Tai dar klausimas, ar tu iš vis būni įėjęs? Jo, kiek tu įeini ir kiek tu išeini. Kiek tu, vat, gal klausimas, kiek tu sugebi tai susifantazuoti ir kiek tau reikia realiai savo sukelti kaip žmogui va to kažkokio, tai nežinau, skausmo. Nes, nu, yra, nu, kažkokia riba tarp to, ką tu įsivaizduoji, kad tu, nu, ten įsivaizduoji, kad tavo lūžus koja, tai tu įsivaizduoji, kad su ja yra kažkas negerai ir jeigu tu geras aktorius, tau užtenka tik įsivaizduoti. Bet jeigu tau tas įsivaizdavimas nieko neduoda, tai tu bandai ją, tarkim, susimušt, žinai, nu, ir, nu, kaip to, vat, mechanizmo išvengti, tai, vat, aktoriui yra naudinga, man atrodo, mokėti ir kažkaip, jo, nežinau, kaip čia užbaigti dabar šitą mintį, kaip tą pasiekti, nežinau. Nežinau. Tai žinai, tokia mintis skamba, kad, nu, labai daug įvairių kelių. Taip, labai daug įvairių kelių tam, taip. O gal pats kokį nors papasakosi? Tau pavyksta įsivaizduoti, pakanka vaizduotės? Nu, negaliu taip sakyti. Ne, bet man atrodo labai padeda tiesiog, aš einu iš teatro ir aš grįžtu namo pas savo šeimą ir aš neturiu savo erdvės toliau likti tam pasaulyje, aš turiu atsakomybės ir aš einu pas spektaklį, parduotuvę, nusiperku bulvių ir tada grįžęs, žinau, kad turėsiu pagaminti troškinį, tai mane labai gerai iš visko išmuša. Man atrodo, gal sunkiausia yra tiem žmonėm, kurie tai, nu, kurie neturi kažkokių, vat, nu, kitų dalykų apart vat, tos profesijos, nes šiaip čia tam mene ir, nu, galbūt ant aktoriniam yra tas toks, kai tu įkrenti, tai tau nesinori nieko kito daryti, kol tu esi teatre. Ir tada taip po truputį atsisakai hobių, atsisakai draugų, tavo visas ratas tampa ten teatralai. Ir tu užsisuki tame, tau nebelieka kažkokių prasiblaškimų. Neturi, nu, tiesiog reikia turėti kažkokių, man atrodo, nu, hobių. Ir gal, nu, dar tam tikrą prasme tokia svaigi žavi galimybė išgyventi daug gyvenimų, daug variantų, nėra šita. Nu, jo, bet tai irgi tokia kažkokia iliuzija, nu, tada tu negyveni savo. Jeigu tu tik tuos gyveni, tai kur tavo? Migle, kaip manai, gal čia labai, ar čia nėra labai pavojinga profesija, man jau atrodo. Nu, ne, tikriausiai, nu, visos jos turi savo rizikų pavojų. Bet aš nemanau, kad gyvenimas yra vien tik apie vengimą rizikų. Ir ne? Taip. Būtų labai neįdomu. Taip. Taip, iš tiesų po truputį judėsim į pabaigą. Galim grįžti vėl prie to sūnaus. Teatro kritikė Ingrida Regelskienė rašė recenziją ir ją užbaigė taip, žodžiu, aš gal net pacituosiu. Širdyje palinkėjau, kad mirtis, ji turėjo omeny mirtį, niekada neišeitų iš teatro salių. Amžinai sėdėtų paauksuotose ložėse, parteryje arba balkone ir žiūrėtų į tai, ką padarė mums, jaunimo teatre, atėjusiems pasižiūrėti Jonyno spektaklio sūnus. Tai kritikė matė tiesiog mirtį, ar ne? Man įdomu,
Ar ir jums atrodo, kuo tam buvo daugiau, mirties ar gyvenimo tam spektakliu? Čia tikriausiai neatsiejama mirtis ir gyvenimas. Tu gal negali netgi jo taip įvertinti, išgyventi, jeigu tos mirties niekur nėra. Žinai. Geras, bet manis nebuvo tiek apie mirtį. Bet gal dėl to, kad aš suicidologė. Žinai. Gali taip nutikti. Aš nežinau, kad recenzija išėjo. Visos neskaitam dabar. Jo, bet geras, labai faidai. O šiaip jo, aš irgi nežinau. Man taip sunku pasakyti, aš kai vaidinu spektaklį, aš neįsivaizduoju, kaip iš šono atrodo. Ai, tu gi ar nematei? Aš jo nemačiau iš šono. Tu galėjai ateiti į laidą, nežiūrėjęs spektaklio, Martynai. Tai, nežinau, aš tai ten gyvenu. Taip man atrodo apie gyvenimą. Aš ten jaučiuosi gyvas. Man tai be galo patiko tos supuoklės, tokia santykio metafora. Aš galvoju, man tokia visam gyvenimui tikriausiai įstrigo. Labai labai gražu buvo matyti būtent tokį būtų atvaizduotą santykį, tokį nuolat judantį, kas nuo vieno žmogus prie kito. Ir netgi taip visai įdomu galvoti ir paaiškinti apie žmonės, su kuriais bendrauji, apie savo santykius, kokios tai yra supynės, kokios tai supuoklės. Ar jis greitai supasi, ir mes tą pačią kryptim supamės. Man kažkaip šitas paliko didžiausia tokia įspūdė tikriausiai. Labai labai gražu. Kaip tau su tom supynėm sekėsi? Ai, gal. Ne, įdomu labai. Įdomu. Buvo iššūkių daug. Jos sunkios. Jos sunkios. Ir čia reikia, tiesiog, ten gal daugiau darbo buvo mūsų šitiem technikam ir techniniam tarnybom padaryti, kad jos būtų ten saugios ir ten pasirūpinti, kad niekas ten nesusižalotų. Tai niekas nesusižalojom. Tai labai puikus mūsų technikai. Padėkojam jiem, ar ne? Jo, padėkojam. Dabar dėkosim technikam. O aš dėkosiu ne tik technikam, bet ir nuostabiem pašnekovam. Labai ačiū Martynai, ačiū Migle. Man buvo labai įdomu, ačiū už pokalbį. Šiandien antraktą baigsim, o aš tik priminsiu, kad naująją Igno Jonino premjerą Sūnus, kurią aptarėme meno, teatro ir psichoterapijos kontekste, galite pamatyti kovo 13-14 dienomis ir balandžio 3. Taip pat rodom ir kitų spektaklių, visada rodom. Tai daugiau informacijos rasite Valstybinio jaunimo teatro puslapyje. Iki. Iki. Viso. Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė.